kaip bebūtų, tipo, konservatorių, jis partijoje laikinai iš karto, pastumtas, sustabdytas, tipo, visai kitoks scenarius, ten ar jis jau nuteistas bus ar ne, partija iš karto, konservatoriai atsiriboja nuo tų žmonių, pradžioje žinoma, jie palieka tos vietos ten ir Navickienė ir viską, nors čia tikrai, kas čia vyks ar panašiai, bet realiai narystė partijoje stabdoma, nuo teisinės atsakomybės nei vienas nėra ten sukamas ar bėgama nuo to, ir čia, man atrodo, jie reaguoja realiai adekvačiai į tokias situacijas. Nes aišku, ir pedofilas, ir šnipas, ir korupcija kažkokia, galima, tipo, didelė partija, kaip ten sako, viską turi. Tai, man atrodo, kaip jie reaguoja į tas situacijas, aš didelių problemų kaip ir neturiu, tai jo čia. Skvernelio partija situacija biškai kitokia yra. Jis toliau tęsia pareigas ir vienas Bakas iš partijos išeina, ir ten biškai įdomesnė situacija, nes jis toliau vadovauja ir lieka, ir čia aišku. Va čia klausimas. Nežinau, čia klausimas yra, kokią kartelę mes iš tikro turėtumėm. Nes kartelė gali būti visaiškai prieinama. Jeigu pas tave kratos padarytos, tu stabdai veiklą, ir tada apsigini teisiškai, ir tada pratęsi veiklą, jeigu nieko nerado. Taip, įtarimų nėra, viską išsiaiškina, reputacija saugi, tada tęsi veiklą. Jau čia toks kriterijus turėtų būti. Tada aš galvoju, gerai, įsivaizduokim, mes išrenkam ten konservatorius, tarkim, ir Šimonytę, ne mūsų heroję. Kratos pas ją atliekamas. Ar mes tikėtumėmės, kai jinai sustabdo, pavyzdžiui, jeigu būtų partijos pirmininkas, arba, pavyzdžiui, Landsbergiui būtų buvo padarytos, kai jis buvo partijos pirmininkas, arba Kasčiūnui. Aš sakyčiau, kriterijus gal ir turėtų būti, kad sustabdyk tą veiklą, nors suspending, ne tai, kad išeik iš partijos ar dar kažką, tiesiog suspending, duok ten, man atrodo, jie gali perleisti ten, ar sekančiam eilėj ten, pavaduoti, laikinai eiti tas pareigas, kol išsiaiškinta bus situacija. Nes vėlgi, čia nėra kasdienis dalykas. Čia nėra, kad tiesiog random kažkas kažką. Ne, tokie, kai atsitinka, man atrodo, racionalu tikėtis, kad tu sustabdysi laikinai. Aš sakyčiau taip, toks standartas turėtų būti tikrai. Atsakomybė turėtų judėti visai kitais maršrutais nei kriminalinė atsakomybė. Ir dabar viskas keliauja į, tos medicininiais terminais, į kriminalinę biopsiją, nes politinio pasikeitimo, ypač jūsų partijos atžvilgių, jokių sprendimų neįvyko. Čia normalu, kad jūsų partijos lyderis, esant visam šitam kontekstui, toliau. Dabar aš galvoju situaciją, įsivaizduokim, ne kratą būtų padarę, o tiesiog būtų apklausę kaip specialiai liudintoja, pavyzdžiui, Landsbergį tuo metu, ar Šimonytė, jeigu jin būtų partijos, tokiu, pavyzdžiui, kratų nepadaro, tarkim, įsivaizduokim, bet tiesiog apklausę kaip specialiai liudintoja. Nes ta krata čia nėra esmė, jinai, gal yra esmė, jinai yra toks baugus dalykas, bet čia esmė, kaip aš suprantu, yra tai, kad apklausę kaip specialiai liudintoja. Ir klausimas, ar vien to iš tikro užtenka, kad iškart suspenduotų? Nežinau. Aš linkęs link to vis tiek, kad greičiausiai Nes tada, žinai, apklausi keletą žmonių ir tada metus dar tyrimas vyksta ir tu metus tiesiog atiduodi, pavaduotojų ir ten kam ten atlikti net pareigas. Neskamba fascinating kažkuom, nes galbūt, nes kaip ten sakė, kitiems taip galų gal ir nepareiškimi tyrimai, jie švarus palieka, bet procesas užtrunka labai ilgai. Nežinau iš tikro, dabar kai galvoju, ta krata prideda ekstra tokio svarbos tarsi, bet ar tikrai būtent ta krata, čia turėtų kažką pridėti. Scenarijų jų gali būti įvairiausių. O kas, jeigu tas tyrimas, jis tikrai bus komplikuotas, jis nebus lengvas ir jisai truks 4 metus ir jokio atsakymo nebus. Ir mes turėsime pirmininką, kuris laikinai susistabdęs 4 metus ir lauksime. Čia mano argumentas. Palaukit, pažiūrėkit, kokie komplikuoti ikiteisminiai. Čia mano, bet gerai, Sinkevičiau, čia mano argumentas buvo. Kad ar vien tai, kad tikrai reikia, bet tu žiūrėk, o gal ir gali laikinai, pavyzdžiui, mėnesiui atostogų. Ir tada pasakyti, žiūrėkit, kol kas nėra jokių kaltinimų, įvertinimo aplinkybės, tai gali užtrukti 4 metus, mes toliau dirbam, jeigu kažkas bus, nušalinsim, bet dabar jis grįžta į pareigas, po to mėnesio ar ten panašiai, kol kažkas ėjo laikinai, pavyzdžiui.
O jeigu per tą mėnesį iš tikro būtų arba pareikšti, arba išteisinti, nu tada tu švarus. Tai man atrodo, net jeigu tas argumentas naudoti, tu galėjai geriau sužaisti tada šitą ir, geresnė strategija, ne? Man atrodo, mano būtų geresnis responsas. Ne tai, kad tu 4 metam, jeigu tu argumentą atneši, kad tyrimas ten gali būti 4 metus iki oficialių kaltinimo ir išteisinimo, kad čia labai ilgas laikas ir neracionalu. Gerai, bet tu gali mėnesį tada. Kuriam laikui? Per tą mėnesį gal ir bus rezultatas, bet jeigu nebus, tada tu galėsi, kad žiūrėkit, mes laukiam ir suprantam, bet jis toliau dirba, kol jeigu bus kaltinimai, tada jo. Mes čia gali dar 4 metus tęstis, dabar jie apklausė jo, bet čia jam jokie kaltinimai nepareikšti. Man atrodo, taip net racionalu būtų daryti, ne? Gal aš kažką nežinau, aš nesu politinės komunikacijos ekspertas ar strategas, bet nes jeigu institucijos iš tikro 4 metus atlikinės, tai jo, gal ir nelogiška partijos pirmininką nuimti 4 metam tiesiog vien dėl to, kad, kažkada ryšys gal koks buvo ir mes net nežinom, kodėl jis apklausas. Bet pradinė reakcija, o galbūt ir reiktų, bent jau laikinai labai patraukti ir pažiūrėti, kas vyksta. Tu tada kaip ir galėtum sužaisti to, parodytum, kad tu turi tą moralinį stuburą, žinai, gal ir būtų valkė.